mūsų mylimam komentatoriui Ryti jūs... Ką tu šneki? Kas? Kaip Leipzigas prašyko rungtynės ir tu kalbėjai apie juos pozityviai? Ne, nu apie jų vieną žaidėją pozityviai, 2 įvarčius pelnyti, bet... Tai ne apie visą klubą, apie Šešką. Gerai, apie Šešką. Tai aš ir sakau Šešką, maladės. Respektas, bratuchai. Ką šitą podcastą? Nu tai ką tas Nedas, aš nesuprantu. Tu gali man paaiškinti, kaip žmogus negali moteriai pasakyti, kad tu man patinki. Ne, nu taigi kartais tai moteris turi padaryti, jis gal nesijaučia vyru, aš nežinau. Nu, nežinau, bet žinai... Aš nepamenu, kai jis man būtų sakęs, ar jis vyrus, ar ne, tai čia dar... Gerai, čia jau nenorime įsivelti jokį skandalą, tai jo. Apie... Paliekam vyrus, moteris, pakalbėsim gal kitam, atskiram kokiam podcast'ui. Reikės padaryti kada, ne apie krepšinį ir futbolą. Bet ką dabar prie krepšinio gal? Bet žinok, tu kažkaip krepšiniui netrodai geros formos šiandien. Aš man atrodo, iš principo netrodai geros formos. Tai kas buvo, Rafaelį, iškart prisipažinti žiūrovams? Kojų treniruotė, bemiegi naktis ir dar darbas. Darbas, eina savo. Ja. Bet žiūrėk, ketvirtadienį turbūt prablaškė nuo visų šitų dalykų, tai Žalgirio pergalė. Puliama, šiaip tenais prablaškė ir praskaidrino mano nuotaiką, bliama. Nu, Žalgiris, na, aš žinai, iš vis dar toks nustebintas, pakerėtas netgi. Nu jo, buvo galima tikėtis pergalės namuose. Bet vis tiek... Šiaip kas keista, tu prognozavai. Taip, aš tarp kitko galiu prisipažinti ir pasidžiaugti, kad aš prognozavau Žalgirio pergalę. Gal ir man nesisekė kitų rezultatų nuprognozuoti. Bet Žalgirio nesisekė mums. Jo, apie tai pakalbėsim ir šiandien taipogi ir paprognozuosim. Bet kalbant apie Žalgirį, tai wow, prieš Barceloną. Įsivaizduojam, mes laimėjom šiaip prieš stiprų klubą. Nu, tai jo, prieš Ispanus, prieš Ispanus. Prieš Ispanus laimėjom jau, nežinau, prieš kiek laiko paskutinį. Nu, gerai, namuose be abejo atmosfera buvo mūsų naudai, nes pamenu Sirvydis juk dar ten komentavo, kad nesu turėjęs tokio palaikymo kažkuriuose rungtynėse. Tai... Jo, tikrai, wow, viskas su atmosfera. Bilietai buvo brangus, bet žmonės paskutinę dieną visgi išpirko juos, padarė soldautą, atsinaujinęs parketas man labai gražus. Naujas himnas Žalgirio. Irgi visi šitie dalykai. Irgi visai neblogas himnas. Neblogas, nu... Kaip ir. Man Ryto gal gražesnis, vis tiek jisai turi tą tokią, jau žinai, senesnis tas himnas. Ne, bet šitas gal irgi prigys per kurį laiką. O šiaip apie dalykus aikšteliai, tai ką, apie Silvainą Francisko reikia pakalbėti, ką jis ten ir reikia, ypač ką jis ketvirtam kėlinį. 15 taškų per ketvirtą kėlinį. Čia tipo realiai kiek, man atrodo, daugiau nei pusę Žalgirio taškų susimetė tą kėlinį. Ir, nu... Ir tie metimai, kaip jisai pasiguldė vieną po kitą. Kas buvo per epizodas, kai jisai padarė realiai ankle breakerį? Aha. Ir pasiguldė, neatsimenu, kas prieš jį gynėsi. Laprovitola, kažkuris iš tų gynėjų. Ne, aš kas nepasakysiu. Jo, bet ten buvo labai įspūdingas epizodas. Tai... Ne, nu jis traukė Žalgirį, tipo, atrodė vėl blankiai pradėjo, nu ir išties blankiai pradėjo, bet po to kažkaip užsivedė ir pajautė tą atmosferą. Nu, čia buvo tas tikras Barno Francisko, žinai. Taip. Ir žinai, dabar net džiugu, kad mes turim tokius, netgi sakyčiau, 2 variantus. Ne taip, kad mes turėjom Keenaną Evansą ir jis turėdavo spręsti. O tas antras, ką noriu pasakyti, kas toks, Brazdeikis? Ne tik, aš ne apie Brazdeikį, aš apie tai Roną Wallace'ą, jisai pradėjo rungtynes tikrai solidžiai. Nu jo, jis jau... Įnešė energijos, tie prasiveržimai buvo aštrus, kaip po traumos grįžusiems žaidėjų, tai puikiai ir aš net manau, kad jisai irgi turės savo rungtynių. Ne, ir galbūt rinkieri jautė, kad jis dar vis tiek praleido visą pasiruošimą Žalgirio. Buvo sužaidęs tik porą LKL rungtynių iki Eurolygos. Tai pajautė, kad ketvirtam kėliny gal būtų geriau ir protingiau su Francisko užsidaryti. Ir pataikė. Ir realiai Francisko tą pergalę ir įtvirtino. Ne, tai jo, aš pamenu, kad tenais paskutiniai taškai buvo nuo jo rankų lietimo. Tenais ir 3 taškai pataikė vieną neblogą ir 2 taškis taip pat krito. Smagu buvo žiūrėti, bet sakau, aš ir Brazdeikį noriu. Brazdeikis taip irgi nuo pačio pirmo kėlinio atrodė kaip žmogus, kur, žinai, atrodo, kad net neegzistavo tas sezonas praeitas Olimpiakos. Žinai, man jis iš principo atrodo toks kol kas stabiliausias Žalgirio žaidėjas, kur kiekvienas rungtynės tu matai, kad jis yra tarp Žalgirio daugiausiai taškų pelnęs žaidėjas. Jo, prieš Nevėžį buvo sukritikavęs rinkierį jį, bet šiaip jo, Brazdeikis
tikrai stebina, sakyčiau. Mes atsimenime dar prieš sezono pradžią kalbėjom, kad va, kaip jisai ten atrodys po tos traumos, po to sezono. Bet panašu, kad jis bus tikrai top 3. Pasitikit Trinkierį, jo. Taip, pasitikit. Čia buvo Trinkierio pirkimas. Ir top 5 visą laiką tam startiniam 5 visada būna. Tai vas malonu žiūrėti, bet... Jo. Aš dar akcentuosiu, gal ne iš tos pačios geriausios pusės Žalgirį. Jo, Brady Menekas patyrė traumą, nežaidė. Nu, čia galbūt ir pozityvus dalykas. Galbūt ir pozityvus dalykas. Tada Smailagičius nesužaidė ir nežinau... Realiai irgi nežaidė. Jisai realiai žaidė 4 minutės ir nieko nepadarė. Ir jis yra dar brangiausias Žalgirio žaidėjas. Žinai, tai, kad brangiausias Žalgirio žaidėjas nėra starto 5, gauna tik 4 minutės, man atrodo, kad 2 taškus susirinko, tai... Ir jau ne pirmas rungtynės išėlės, daug ką pasako. Labai prastai atrodo. Smailagičius, serbas turėjo būti projektuojamas kaip vienas skirtinių žaidėjų, gauna daugiausiai pinigų komandai, tai gali sukelti ir tam tikrų nepasitenkinimų rūbiniai tarp žaidėjų. Ne, tai veikiausiai, ir ne tik tarp žaidėjų, bet ir tarp fanų, tai čia vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai, tai tikėkime, kad jis atsigaus. Trinkieris sakė spaudos konferencijai, kad jo, jisai gal ir netrodo dabar gerai, bet mes juo tikim ir tikimės, kad jis prieš rytą gerai sužais, nes Žalgiris Trinkierį net akcentavo, kad čia bus labai svarbios rungtynės, nes Trinkierį turbūt yra labai pažeistos ambicijos po finalo LKL. Jam reikia. Ir nesvarbu, kad rytas dabar atrodo labai prastai, Žalgiris bus super motyvuotas. Kažkaip aš pamenu, kad praeitą kartą sakai, kad jie neblogai atrodė prieš Utaną žaidė, jo. Jo, apie rytą vėliau pakalbėsim biškį, bet liekant dar prie Eurolygos, tai apie Žalgirį užbaigiant, man dar labai įstrigo, kad 4 pozicijoje realiai, kadangi Smailagičius labai trumpai žaidė tik tais Ulanovas, kuris nėra tikras 4 numeris, ir tuo labiau Butkevičius, kuris... Jo, dėl Butkės ypač. Butkės starto 5 pradėjo. Tai... Apskritai, 4 iš 5 starto 5 žaidėjo buvo lietuviai. Tai čia buvo dar prie užsieniečio trenerio. Tai... Ja, Trinkieris supranta, kaip fanus įtikti. Taip, ir tikrai stebino ir aš galvoju, kad nebus jokių problemų su tom rotacijom, tie žaidėjai supranta ir tas pats Lekavičius. Jis nežaidė. Žaidė 28 sekundės, buvo išleidęs Trinkieris į paskutinį pirmo kėlinio atakai, apsiginti ir užpult. Bet šiaip aš manau, kad bus ir Lekavičiaus laikas, jeigu kažkas gaus traumą. Žalgiris apsišarvavęs. Taip, jeigu dar vienas žaidėjas patirs traumą, tai jo, kodėlgi ne. Tai apie Žalgirį kol kas tik iš gerosios pusės. Taip, apart Smailagičiaus. Paliekam į krašte, bet kalbant apie kitus klubus iš gerosios pusės. Iš kito, tai liekam gal prie Eurolygos kol kas. Aš galvoju, jo, kad tu... Gal Bayerną kokį užsimė? Apie Bayerną, taip, apie Bayerną. Žinai, aš turbūt sakyčiau, čia kaip klubo savaitės pasirodymas. Taip, aš sakyčiau, kad Bayernas yra savaitės MVP iš 18 komandų. Taip, nes par klubą Realą, kuris jo ten nebuvo, kad jį ten gerai žaidė, bet vis tiek ir Kampasu, ir tas Hezonija atrodė visai neblogai, rinkosi savo taškus. Jo, Kampaso tai tikrai labai neblogai atrodė. Ir šiaip net sunku patikėti, kaip taip atsitiko, nes jo, Realo problema mes akcentavom ir seniau, kad yra, kad jie šiemet neturi tos plačios sudėties, labai mažai žaidėjų, bet daugiausiai žaidęs žaidėjas buvo Kampaso ir tai buvo 27 minutės. Niekas nežaidė per daug ir jie neturėjo jokių, jie negalėjo pavargti, jie tiesiog pralaimėjo prieš Bayerną. Bayernas tiesiog jos nugalėjo. Ten fantastiškas 4 kėlinys buvo, nes realiai jie iki jo pradžios apylygiai žaidė. Taip. Bet 4 ten išsprogo ir tas pats... Plius 17 taškų persvarą laimėjo 4 kėlinį. Tai kažkas tak. Nes Realas realiai net ir kontroliavo tas rungtynės plius minus. Ne, bet Šabazas Napieras savo minutės tobulai ko neišnaudoja, 2-5 taškai per 2-3 minutės. Wow. Voitmanas, daug kas mačiau, kad vadina ir savaitės MVP. Nes, 19-10 tikrai neblogai. Jo, tai sakyk, jeigu dar turi mintį. Ne, prašau. Ne vienori sakyti. Ne vienori sakyti? Ne, aš tiesiog norėjau pasakyti, gal ir tu man pritarsi, kad Bayernas žaidė Vokietijos rinktinės stilių, nes ir tas pats treneris, Gordonas Herbertas, ir man tokios, žinai, puolimo rungtynės čia buvo, 97 taškai ir aš kažkaip prisimenu ir pasaulio čempionatą, ir olimpinės, kad vokiečiai
Ir tą patį Europos čempionatą. Taip, Vokiečiai kaip buvo, per ir puolimą. buvo puolimo komanda. Ir sakyčiau, toks Šabaras Neiperas yra mažasis Denisas Šrioderis, sakykime. Voitmanas tas pat žaidė. Pau, kokias Suginas? Nedidelis žaidėjas, tikrai. Šrioderis irgi neaukštas. Tai vat būtent, man jie Mūsų panašios faktūros žaidėjai. Taip, nežinau, aš gal pridėčiau, kad Realo kol kas nauji pirkiniai tragiškai atrodė, kad realiai... Apie kuriuos tu konkrečiai? Realiai apie visus galima pakalbėti, nes, Apie Ibaką? Ibaką dar pusiau, taip. Garuba tai nieko nepadarė, Felizas, duosys ir per kitą 13 minučių. Jis atrodo netempė lygio, ne? Nu, jis neatrodo tikrai, jam Alba geriau tiktų negu Realas, bet žinai. Aš pamenu, per Madrido Realą irgi buvo pasirašę, futbolo klubas, irgi buvo pasirašę Dominikietį, futbolininką Mariano Dias, jeigu kažkas prisimena tokį, jis turėjo Ronaldo pakeisti. Irgi 7 numerį dėvėjo, bet jam neišdegė. Galbūt ir čianais Felizui neišdegs. Jo, bendrai paėmus Realas bandė ir tą jaunimą įtraukti, jaunasis NBA žaidė Gonzalezas. Jie nieko nepadarė, bet aš galvoju, kad sezono eigoje jie privalės pildytis, tik nežinau, iš NBA bandys turbūt ieškoti žaidėjų, nes ta rinka labai siaura, ypač dabar prasidėjus sezonui, arba bandys gal iš kitų klubų perpirkinėti žaidėjus, nes realiai jie per praeitą podcastą minėjau, kad Realą apiplėšė graikų klubą, nes norėjo jie ir Čedį Osmano, norėjo ir Evano Fournier, bet abu šitie žaidėjai... Kol kas dėl Fournier gal ir pataikė. Bet žinok, aš net prie tokio vaizdo sakyčiau, tokios formos Fournier nebūtų blogas variantas realiai. Nuo suolo... Su savo 5-7 taškais. Jis būtų gal net ir padėjęs laimėti galų gale, ja. Bet tai, blema, aš galvoju, galim taip to lygiai perėti prie Oli. Apie Oli. Bet labiau gal net prie Fenerio. Čia labiau apie Fenerį yra ką kalbėti. Ja. Aš sakyčiau, kad visų pirma paminėčiau, kad Šaras buvo tas konfliktas po varžybų tarp Šaro ir Bartsoko. Ir sakyčiau, ne tik tą konfliktą jisai taktinę dvikovą laimėjo prieš Bartsoką. Ne, jis pergudravo, nes Oli neatrodė kaip ta komanda, į kurios mes tikimės. Taip. Nes ten realiai žaidėjų niekas nesužaidė tokių rungtynių, kurias tu galėtum prisiminti sezono pabaigoje. Nustebino tik tai turbūt Mauzesas Vraidas, vidurio puolėjas, kuris yra toks, sakykime, Olimpiakose 3 vidurio puolėjas, surinko 15 taškų, pasinaudojo tuo, kad Milutinovo ir Falo nėra. Ir galbūt jisai nustebino, bet nei Vezinkovas, nei Fournier jau minėtas. Nei tas pats Tomasas Volkupas. Ja, ir jis gan ilgai žaidė, bet, neįsilėjo kažkaip. Taip. Apskritai, realiai, man biškai nustebino, nes Oli juk pasiėmė tą graikų super taurę, laimėjo prieš Pau. Ir tenais, ir tas pats Grigonis buvo 19 taškų susirinkęs. Už Panathinaikos pebė. Žinai, Panathinaikosas aš irgi sakyčiau, kad tam kontekste nėra, kad labai gerai atrodo. Nekalbėsim apie Panathinaikosą, jie Alba nugalėjo 10 taškų. Tai irgi, žinai, Alba... Mes jau prognozavom ten virš 20. Taip. Tai abu graikų klubai, sakyčiau, nėra tos formos. Tai gal ir normalu, kad Olimpiakosas ir laimėjo prieš Panatą tą super taurę. Bet prieš Fenerį tai labai sunkiai. Nors jie ten kovojo, 4 kėliny buvo apylyginis rezultatas, bet Feneris nusilaužė rungtynę. Ir čia šiaip yra labai daug ką paminėti. Baldvinas žaidė įspūdingai. Baldvinas jau jaučiasi, kai jis komandos lyderis. Taip. Siek 19 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 7, jis buvo visur aikštelėje. Ir aš pamenu, mes buvome ne kartą kalbėję, kad ar jis pritaps prie Šaro. Žinau, kad atrodo pritampa ir atrodo labai gerai pritampa. Taip. Aš net ir tas pats Bobanas Marjanovičius, kur atrodo visiškai nėra Šaro žaidėjas. Šaras surado jam atkarpą ir tiesiog, jeigu jau išleidžiau Bobaną, tai dabar žaidėm per tą jo ūgį. Ir pasisekė. Jis ten 8 taškelius susimetė, kamuolių atsikovojo. Ir žinai, Bobanas yra pakankamai didelė skylė gynyboje, nes jį labai lengva užatakuoti. Tai gal ir užatakavo, nežiūrėjau plius minus statistikos, bet Bobanas puolime susivertė taškus. Tas ant to. Žinai, gynyboje kas, tas pats Bonzi Kolsonas visai neblogai. Kolsonas labai, čia sakyčiau, toks Šaro žaidėjas, kur ir gynyboje, ir puolime turi ką pasiūlyti. Labai gerą pavardę. Beveik su 2 dublių išėjo 10-9. Baigė rungtynės ir tas, jo, 3 numeris atrodo labai tinkantis Šarui, kaip ir sakai. Taip. Ir tas pats Nigelis Heisas Davisas,
nuo Žalgirio laikų. Taip, jisai puikiai rungtynės buvo. Tai kol kas Feneris tik iš gerosios pusės, vienintelis turbūt liūdnas dalykas, kas atsitiko Feneriui, tai Vilbekino trauma. Ne, ten baigtas sezonas. Sezonas baigtas, kryžminių kelio raiščių, visiškas nusiplėšimas, tai tikrai... Čia galbūt toks dalykas, kur Arturui Žagarui gal atversiu papildomų galimybių. Vėlgi neblogas žaidėjas. Gavo nepilnas 3 minutės šitose rungtynėse, tai galbūt ateityje pasijaus, kad trūksta Vilbekino, tai jeigu Feneris nesipildys, tai Žagaras turės tikrai didelę terpę tobulėti. Jeigu Boldenas žais visą sezoną taip, kaip dabar žaidė, kam tas Vilbekinas mes turim ir taip kitą žaidėją. O šiaip tai nežinau, tai tikrai Olympiakosas nepralaimėjo dėl centrų traumų, jie tiesiog pralaimėjo taktiškai rungtynės, nesusimetė metimų, Fournier labai blankiai atrodė. Fournier toliau atrodo neįsipaišo niekaip ir atrodo realiai prašiau nei kad su Pistonsais NBA, kad ir kaip keista bus. Jo, bet žinai, gal jis žais Olympiakosas. Pažiūrėsim, Feneris irgi turbūt visą sezoną taip gerai nežais. Pasižiūrėsim, čia tik pirmas raundas. Dar žinai, ką aš norėčiau, vienas iš paskutinių dalykų Eurolygoje prieš prognozes, tai apie lietuvius šiaip kitose komandose. Apie Žalgirį pakalbėjom, tai... Realiai Žalgiris vienintelis, ką pozityvaus pamatėm Eurolygoje. Ir dar išskirčiau Tadą Sedekerskį, kuris žinai sužaidė. Gerai priminė, aš sakiau biškį, nes jis, žinai, jis tokias rungtynes uždė, kaip kokiu aš tikiuosi realiai visą sezoną. Taip ir pasirinko taškų, ir tenais mačiau. Ir kamuolių pasirinko, atrodė gan solidžiai, sužaidė, man atrodo, 2-7 minutės ar kažkas tokio. Tai žinai, ir Sartos penketė buvo vėlgi, tai toks Sedekerskio mačas. Ir Baskai pasiėmė pergalę. Taip, o prie liūdnesnių dalykų, tai sakyčiau, liūdniausias tai man Rokas Jokubaitis. Pradėjo nuo suolo rungtynės, bet... kiek ten 4 taškai ir žinai, kas labiausiai įstrigo, kai tas plius minus reitingas krepšinėje, kai tu būni aikštelėje ir jeigu tavo reitingas yra minus 11, tai tu supras, kad kai tu buvai aikštelėje, tavo komanda pralaiminėjo 11 taškų. Taip, o juk... Čia buvo pats didžiausias minusas Makabio komandai, kai Jokubaitis buvo aikštelėje. Nors Makabis laimėjo. Makabis laimėjo prieš Asvelį. Neįtin gal užtikrinti. Ne, tenais Tamiras Blatas, mačiau, buvo įvardintas kaip savito žaidėjas, sužaidė puikiai. Taip. Tai galbūt permėg biškim Jokubaičio rolę, bet... Ne, vis tiek tai... Žinai, mane asmeniškai labai nervuoja, kad Tamiras Blatas, vietinis Izraelio žaidėjas, konkuruoja mūsų geriausiai žaidėją. Ir aš pavyzdžiui, manau, kad Jokubaitis už jį yra geresnis. Bet žinai, kai tu žaidži Izraelio komandai, galbūt yra suteikiamas žaidimo laikas ir pasitikėjimas tam vietiniam žaidėjui daugiau. Tas galbūt irgi pasireiškia. Bet žinai... Bet kai Tamiras Blatas taip sužaidžia, tu nieko negali. Tu negali nieko sakyti, bet aš visgi pasakysiu Jokubaičio nenaudai, nes 15 minučių buvo, bet tai gali šitą padaryti. Gali padaryti, tikrai gali. Per 15 minučių tikrai geresnė statistika gali susidaryti. Ne, realiai ką, jeigu Jokubaitis nepadirbėjo, galima kalbėti apie tą patį Grigonį, kuris irgi apie 20 minučių žaidė. Jo, jisai starto 5 te pradėjo. Šiaip nesakyčiau, kad man visada tiesiog gaila, kad Grigonis negauna to kamuolio. Jisai, sakyčiau, čia nebuvo kažkoks prastas pasirodymas iš jo pusės, tiesiog sunku jam gauti tą kamuolį, kai aikštelėje bėgioja vienu metu ir Lesoras, ir Lorenzo Braunas, Lukas, Mitoglų tas pats. Tu esi kaip vos ne 4-5 opcija aikštelėje ir realiai tu gali gauti nebent laisvas išmest tritaškį, ką jis ir padarė, įmetė tritaškį vieną. Bet šiaip kas man suteikia pozityvo apie jį kalbėti, kad tas plius minus reitingas PAO komandai jo buvo 3 geriausias. Tai gynyboje jisai tikrai buvo solidus ir Atamanas, manau, jo pasitikės bent jau reguliariojo sezono metu. Grigonis turėtų po 15-20 minučių tikrai visada gauti. Ne, taigi net ir super tauriai, kurie buvo užsiminęs 19 taškų rezultatyviausias buvo. Ir gali kartais iššauti, žinai. Ne, tai mes tikrai nebejom Grigonio talentų. Jis tikrai gali ir mes žinom tai gerai. Atamanas irgi tai žino. Ja. Todėl jam, manau, bent jau, kaip sakai, 15 minučių pareiks. Ir šiaip, žinai, reikia pagalvoti, kad PAO yra tokia sudėtis elitinė komanda ir mes turim džiaugtis, kad mes turim lietuvį tą.
kuris dar ir žaidžia. Nors vėlgi, kai prisijungs čia Osmanas, tai dar turbūt vieną kitą minutę praras. Jo. Bet, pažiūrėsiu. Pažiūrės. Ir dar 2 žaidėjai, tai Rokas Giedraitis, irgi taip, nežinau kaip įvardinti, šiaip žaidė 23 minutės, nežaidė starto 5, žaidė daug, juo visai pasitikėjo kaip žaidėjų nuo suolo. Ir nežinau, 5 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Bet vis tiek norisi, žinai, kažko daugiau. Ne, faktas, aš 10 taškų noriu kiekvienose rungtynėse realiai. Jo, per tas 2-3 minutės jis galėjo tiek susirinkti. Taip. Jisai gal metimų prametė, jisai turėjo progų. Nebuvo Giedraičio mačas. Aš tikiuosi, gal ties tokiais mačais ir apsiribo šį sezoną. Gal geriau pradės pataikyti, nes mes žinom, kad Giedraičio kartais trūksta to pataikymo. Jo, jisai nėra labai stabilus metikas. Jisai yra geras metikas, bet tiesiog stabilumas. Stabilumo trūksta. Metikas tai jis tikrai geras. Taip, gali, bet negalėjo kada čia vakar. Taip, ir paskutinis tai Donatas Motiejūnas. Šiaip 2.8 atkovoti kamuoliai, tokia keista statistika. Jo, toks, žinai, aš kaip ir nenustebęs, visgi, kai yra Maikas Džeimsas šalia ir dar keletą kitų puolėjų pas Monako, tai, kaip ir Motiejūno ten pozicija labiau gynybai. Jo, savo rolę tikrai atliko, 2-3 minutės gavo. Vėlgi startų 5 buvo. Taip. Tai nežinau, tiek turbūt apie tos. Apie lietuvius, ir pakalbam apie ateitį, ne? Apie ateitį, bet dabar linksmiausia podcast'o dalis dabar. Jo, aš įvesiu į kontekstą, darėm praeitą savaitę tą, šią savaitę jūs jau matėte tą video, kai mes kalbėjom apie kiekvieną komandą, reitingavom jas ir gale padarėm pirmo turo prognozes. Tai galim paskelbti, kad po pirmo turo mes su Rafaeliu esam lygiose situacijose, po 4 mačus atspėjom ir turim po 4 taškus. Tai visą sezoną stengsimės daryti šitas prognozes. Jo, aš dar pakomentuosiu, kaip mes sugalvojom, kad tiksliai pasirinkti taškus, nes vienas taškas jo, jeigu spėjom laimėti, jeigu tikslų taškų skirtumo 3 taškai, ne? 3. Ir jeigu, visiškai tikslus rezultatas, tada 5. Nes turbūt be šansų, bet, bet būna kartais tokių, žinai. Gal ir pas mus bus. Gal ir pas mus bus. Ja. Čia ne futbolas, tai dar sunkiau. 3 ir 5 taškų negavom, po 1 taškelį susirinkom, šiaip tik tais 4 iš 9 mačų atspėjom. Ne, šiaip savaitė įdomi buvo. Savaitė buvo tokia keista, jo. Gan gera, kaip to daromoji. Taip. Tai vat šią savaitę stengsimės labiau pataikyti. Tai gerai, tai pradėk spėjimus tada. Gerai. Spalio 9 diena, šiaip kas keista, aš pamačiau pirmą kartą, nežinau, kad yra toks pasikeitimas ir trečiadieniais bus Eurolyga. 2 mačai trečiadienį. Okay. Ir startuosim antrą turą su Monako ir Maccabi dvikova Monake. Ir aš prognozuoju Monako pergalę 13 taškų skirtumu 88-75. Šiaip beveik taip pat, tik tais aš pasirinkau mažiau rezultatyvias rungtynės, 7-9 šiam 7 irgi prancūzų naudai. Aš užsirašysiu iškart, 7-9, 70. Šiam 7. Šiam 7. Ne, 7-9 šiam 7. 7-9 šiam 7, gerai, liuks. Nežinau, ko iš Maccabi abejoju, ar Tamiras Blatas sužais tokia pat serija gera. Žinai, vat Monakas namuose, kad ir kaip ten nėra tos kažkokios įspūdingos atmosferos, bet jie ten sužaidė. Ir galima tikėtis, kad daug Maccabio aistruolių atvyks į Monaką, bet manau, kad Monakas užtikrintai laimės. Kažkaip jie net nebejo. Nes jie abudu įvardėjo Monaką kaip top 6 komandą, tai turbūt taip ir sužais, kad ir be Kalačio vis dar. Vis dar be Kalačio, bet keliavom tada į kitą mačą. Ta pačią dieną Zvezda žais savo pirmąjį Eurolygos namų mačą Sausakimšo arenui prieš Vitorijos Baskoniją. Jo, Baskai vėl su serbai žaidžia, tik šį kartą aš nemanau, kad švęs pergalę. Ir ką tu prognozuoji? Aš labai artimą mačą tikiuosi. Realiai pasirinkau tik dėl to, kad... Kas? Aš irgi turiu serbus ir irgi labai artimų taškų skirti. Pas mane 1 tašką pergalę, 8-1-80. 8-1-80, aš turiu 78-76 Crvenos Zvezda. Žinai, čia toks atrodo mačas, kur tipo, realiai Zvezda, mano nuomonė, nėra geresnė komanda. Baskonija parodė, kad dar gali, kad ir prarado žaidėjų. Bet sužaisti bus Belgrade sunku pasakyti. Bet realiai tik dėl to, kad jie namuose pasirašiau į pergalę. Ir šiaip Baskonio nepakalbėjom, bet
bet irgi nustebino, kad Partizaną namie pasigulė. Jo, tai mes juk abudu, man atrodo, ir prognozavom, kad ir tenais Partizanas, jo, tai žiūrėsim, kaip dabar seksis. Turbūt vėl nepataikys. Nu, bet tokia. Gerai, keliaujam į kitą dieną, spalio 10 dieną, ketvirtadienį, Anadolu Efes namuose priima Stambulo Fenerbahčė, Stambulo derbis. Žinok, aš sakyčiau turo rungtynės. Aš irgi sakyčiau, kad čia yra turo rungtynės ir... Nu ir ką tu prognozuoji? Aš prognozuoju Šaro komandos pergalę, nedidelių 6 taškų skirtumų, 74-80 Fenerbahčė. Aš irgi pritariu, nes kad ir pralaimėjo. Nu, panašiai mąstam kol kas, nes kad ir laimėjo Efesas taurę, super taurę Turkijai, ten irgi tik 1 tašku, bet aš manau 4 Feneris pasiims. Šaras pratęs savo gerą startą Eurolygoje ir... Tai gerai, 4, tai koks? 8-1, 8-5. Gerai. Nu ką, spalio 10 dar 3 mačai po šito vyks. Asvelis namuose Lyone priima Virtusą Bolonijos. Ir ką čia tu turi? Čia toks mačas, kurio aš tikrai nežiūrėsiu. Bet... Nu, aš irgi nežiūrėsiu. Šiaip Asvelio mačo aš nesitikiu daug žiūrėti. Gal Žalgirio kokį vieną. Bet, ne, aš manau, Lyonas vėl pasiims pralaimėjimą, tai 7-5, 8-3 tavo naudai. Nežinau, ką reikia komentuoti. Tai nieko, bet aš turiu išsiskyrimą pirmą. Ne? Aš prognozuoju Villarbanos vėl pergalę 82-76. Kuo tai grindi? Nežinau, man kažkaip atrodo, kad Virtusas manęs labai neįtikina, su Efesu turėjo labai nerezultatyves rungtynės. Ir nežinau, tiesiog norėjau galbūt kažkiek ir išsiskirti šitoje vietoje ir matau, kaip namuose Asvelis gali nustebinti, ypač dar tik pirmieji turai vyksta, tai dažniausiai per pirmuosius turus... Asvelis žaidė? Su Makabiu išvyko. Problema, bet daug pasako. Nu, tai pirmas išsiskirimas. Jo. Gerai, toliau. Čia turbūt nesiskirs. Pau prieš Bayerną. Pau prieš Bayerną žaidžia. Atsinaujinusioj OAK arenai pirmas Atėnų komandos mačas čia. Ir aš prognozuoju 89-80 Atėnų čempionų komandos pergalę. Vėlgi, aš pasirinkau realiai taškų skirtumą beveik tą patį, tik tais mažiau rezultatyvės rungtynės 8-3-7-5 graikų naudai. Manau, realiai panašiai bus kaip su Alba, kad vis dar Pau nebus įsižaidęs, gal Grigonis turės kiek geresnės rungtynės. Dėl Žaidėjos mano nežinau, ar jis pasirodys, bet pasiims tą pergalę, kaip jie gali nepasiimti. Gerai, o tai tu nori pasakyti, kad Asvelio ir Virtuso bei Panathinaikos ir Bayerno rezultatai pas tave visiškai sutampa? 8-3-7-5? Bet dama šiaip, jo. Na, pas mane šiaip gan daug čia tų 8-3, tai... Neblogai. Laimingi skaičiai turbūt. Ja. Nu ir paskutinės ketvirtadienio rungtynės. Realas žaidžia namuose ir priima Belgrado Partizaną. Prieš 1,5 metų labai turėjom gerą playoffų seriją tarp šitų komandų, jeigu atsimeni gerai. Aš netraukiu tiek, kai jos esu. Neatsimeni. Nu tai gerai, ką tu prognozuoji, tada pasakyk bent. Ne, nu tai Realas, turi patobulėti po savo to, neįtikinamo, kaip ir neįtikinamo mačo su Bayernu. Vis tiek Partizanas dar netam lygiai ir Realas visgi namuose. Tai gerai, ką tu turi? 8-8-80. 8-8-80. Nes kažkodėl man atrodo iš tavo žvilgsnio, kad tu jau nesutinki. Ne, aš sutinku, aš turiu Realą 93-79. Oi, tai tipo, ganėtinai užtikrintai. Ganėtinai užtikrintai, tikrai bus motyvuotas Čiūsas Matėjo. Aišku, Partizanas su Želko Bradovičium visada būna motyvuoti, ypač prieš Realą. Bet aš matau, kaip jie susitvarkyti turėtų. Plus Partizanas kažkaip draugiškos ir visai neblogai atrodė, bet prieš Baskoniją mane nuvylė, tiesą sakant. Mesgi būdų prognozavom ir tikėjomės iš Partizano pergalės ir jie kažkaip neatrodė dar, kad jų žaidėjai jau susižaidė tarpusavį. Tas pats Karlikas Džonsas, žaidė, turėjo savo minučių, bet jas prastai išnaudojo. Taip, tai aš manau, kad Partizanas pirmose 2 turuose išsiveš 2 pralaimėjimus. Gerai. Keliamės į penktadienį, spalio 11 diena ir čia Kauno Žalgiris išvyko žais su Pirėjo Olympiakosu. O taip. Na ir kaip Žalgiris sekasi? Ar bus dar viena pergalė? Tu pasakyk pradžiai. Na tai mano atsakymas aiškus.
Tai pasakyk rezultatą. Viską. 92-76. Tu turėjo Pirėjų, ne? Jo. Nu, dabar vis tiek apie Žalgirį kalbam, tai paaiškink, argumentuok, kodėl. Kodėl? Taip užtikrintai, sakyčiau, 16 taškų persvarą. Ja, nu, tipo, žinai, Oli prastai atrodo, Žalgiris puikiai atrodo, todėl aš manau, kad taip krepšinio dievams tai nepatiks ir pakaks to ir... Nu, negali tiesiog tęsis, kad Žalgiris dar vis tiek iššūkai žais. Pas graikus irgi, kaip ir pas lietuvius, sunku visada. Oli, nu turi žaidėjai pradėti žaisti. Vezinkovas vis tiek prieš tokį oponentą kaip Žalgirį, nu tikrai pats centruos užtikrintai ir pasirinks savo taškų. Nu stiep čia, jeigu išeitų be 20, o ar Francisko sužais taip pat gerai ketvirtą kėlinį? Gal, bet aš kažkodėl nemanau, kad to pakaks. Supratau, ne? Nežinai, Žalgiris juk realiai pažiūrėjęs neturėjo rezultatyvių rungtynių prieš Barsą. Ten tiesiog gynyba realiai. Taip, gynyba ir ketvirto kėlinio fenomenas Elveinas Francisko. Taip. O aš turiu Kauno Žalgirį, pralaiminti Pirėjuje taip pat. Irgi panašiai 79-65, netokio rezultatyvumo mačas kaip pas tave. Plus 14 turiu Pirėjų, Žalgiris priešinsis, bet Olimpiakosas nėra parankus varžovas Žalgiriui, visgi reikia pripažinti. Ir Barcokas ir manau, Vezinkovas turės gerą mačą jau. Nežinau, kiek žinau, Falas galbūt jau neturėtų grįžti, nesu dėl šito įsitikinęs, o prieš Falą Žalgirį visada sunku. Ir šiaip, bet kokiu atveju Olimpiakos sunku bus. Ja. Sunku ir dėja, aš tikrai norėčiau, kad Žalgiris pasimtų. Bet... Jeigu būtų namuose galbūt, bet... Nu. Ja. Dabar žaidžiam Pirėjui, o Pirėjui, sunkoka mums pastaraisiais metais. Na, apskritai visą istoriją. Buvo, atsimeni, kai mes į finalo ketvirtą išėjom. Tada 2018, kai mes net Pirėjui... Mes Pirėjui tada pasiėmėm? Mes vieną pergalę Pirėjui buvom pasiėmę ir paskui 2 Kaune. Tai taip. Jo, vieną iš 2 pasiėmėm Pirėjui ir tada Kaune pasiėmėm abi. 3-1 laimėjo Žalgiris. Bet prieš 6 metus tai buvo, turbūt tai nepasikartos. Ir... Deja, žinokit, tikrai norėjau nustebinti, bet ką padarysi. Kol kas tik vienas pas mus skiriasi. Vienas. Turbūt ir dabar nesiskirs ką Barsą prieš Albą, tu turbūt prognozuoji Ispanų. Jo, ir aš turiu Albos pergalę. 90-60 vokiečiai pasiėmė. Ne, pas mane 8-3-7-4. Eik, tu kaip panašiai, pas mane 84-76. Pas tai 8-3-7-4. Ja. Aš turiu 8, tu turi 9. Tai wow. Tipo, žinai. Nemanau, mes labai panašus Eurolygai. Jo, bet ar nebus tas panašumas vėl 4 arba 3 mačai? Gali ir taip būti. Dabar kol kas atrodo, kad gan aiškiai su visas rungtynės. Tipo, realiai Zvezdos neaišku, Efeso neaišku. Kol kas po to kaip ir viskas aišku. Ja. Ir gerai, turim... Nustebink paskutinės rungtynės. Aš galiu nustebinti nebent tuo, kad aš prognozuoju labai atkaklų mačą. Milano ir Paryžiaus. Milanas paliko man prastą įspūdį. Paryžius, kad ir pralaimėjo vakar didžiąją dalį rungtynių, pirmavo prieš Zvezdą. Ten nepasisekė pabaigoje. Mes prognozavom, kad didžiąją šortas pabaigoje aš toks. Nepasisekė. Tai aš manau Milanui, kad ir žais namie nebus lengva ir aš matau tik tais 1 taško persvarą. 1 taško? 81-80. Tai kas pataiko paskutinį 2 taškį? Ar 3 taškį? Manau, kad tas pats Nikola Mirotičius dar vis tiek. Jis senukas paėmės. Nėra jisai senukas, Rafaelė. Kiek jam metų? Dabar tiksliai nepasakysiu, kokie tam 5, bet... Tai seniai, man 19, man jau senas. Jam 33 pat. Tai 14 metų, apie ką mes kalbame. Tai gerai, koks tavo? Pas mane biškiai užtikrintesnį Milano pergalę 87-1. Tai gerai, mes realiai vienintelis mačas pas mus yra skirtingas, tai nebent kažkas pataikys labai... Kuris skiriasi, aš pamiršau. Asvelis ir Virtusas, kur aš patikėjau Asveliu. Tarkim ir šitas mačas gali įdomiai pakrypti. Gerai, kadangi jau taip kalbėjom, nedarėm pertraukėlių, tai ir pabaigsim be pertraukėlių krepšinio temą. Mums daug liko, nes aš 12 baisiai noriu. Tai gerai, darom pertrauką, susitiksim čia pat. Tai ką, grįžtam po Rafaelio išėjimo į būdelę. Padariau reikalus.
padarė rinkimus. Ir dabar ramiai galim kalbėti Apie ką? Ramiai kalbėti apie Vilniaus rytą, vis dar galima šiuo Nu, metu gerai, kalbėti gerai. Apie Vilniaus rytą ramiai. Ne. Nu tai va, aš irgi manau, kad ramiai nepakalbėsim. 5 metai iš eilės Rytas žaidžia jau 5 metus Čempionų lygoje ir 5 metus iš eilės pirmą mačą pralaimėjo. Ir dabar žiūrėkit statistiką. 2020 metais Giedrius Žibėnas buvo Ryto asistentas Donaldo Kairio treniruojama Ryto komanda, žaidė namuose, pralaimėjo prieš Atėnų Peristerį. 2021 metų starte Rytas jau tada treniruojamas Giedriaus Žibėno, pralaimėjo pirmą mačą, išvykoj, aš nesumirosiu, prieš Oldenburgo EV Baskets, išvykoj. Tada 2022 metais, pirmas Markuso Fosterio sezonas, irgi Giedriaus Žibėno komanda, Rytas išvykoj pralaimi Tenerifės Lenovo komandai. 2023 pernai Rytas žaidžia pirmas rungtynes išvykoje prieš Dižono ekipą, jas pralaimi. 2024 metai, Reggio Emilia, Rytas vėl gauna. Į kaulus, jo. Nu, šiaip fenomenali tavo atmintis, aš galiu pasakyti tiek, bet kad Rytas nefenomenalus, tai čia ir taip aišku, nes, Radzevičius sužaidė kaip ir neblogai, o po to jau ten... Realiai, sakyčiau, sužaidė 2 žaidėjai, nebent tai Radzevičius tavo paminėtas ir Masiulis, kas šiek tiek... Šiaip jau, biškis. Masiulis. Aš nežinau, nuo ko pradėčiau. Nežinau, aš galiu užvest, kad man, pavyzdžiui, yra vienas statistinis momentas. Metimai šiaip iš žaidimo. 23 iš 69, 33%. Čia nėra tritaškiai, čia yra metimai. Rytas 33% metimų pataikytų. Ne, aš tiek negalėčiau pats pataikyti rungtynių metu, bet nuskamba taip biškį apgailėtinai. Ir šiaip, žiūrėk, mes esam vyrai, Vilniečiai, Ryto krepšininkai, jūs esat vyrai. Kaip Vaidas Čeponis pasakytų, reikia pataikyti į skylę. Į skylę reikia pataikyti, jeigu tu nori laimėti. Ir kai dar į tokią didelę, kas neįprasta. Tai gerai. Gerai, jei rimtai, tai... Aš mačiau, tu pasirašėjai, Savionas flagas jau nebeatrodė taip gerai, kaip prieš tai. Pirmi 2 LKL mačai, Savionas flagas buvo vienas iš vienintelių tų žiburių Ryto komandai. Pralaimėjo Neptūnui, flagas gerai sužaidė, laimėjo prieš Juventus, flagas gerai sužaidė. O čia tai jisai buvo, sakyčiau, pirmas žmogus, kuris man labiausiai išstrigo, labai akylai žiūrėjau tą mačą, tai galiu pasakyti, kad flagas pametinėjo kamuolį, buvo išsiblaškęs, nespėjo gynyboj, nesiorientavo, bėga greitą puolimą, jau gali lengvai užsibaigti metimą, dėti krepšį, gauna bloką. Flagas buvo išplaukęs, ne tik jis buvo išplaukęs, sakyčiau, Stevenas Hinochas, nežinau, ką jis čia daro, šiaip dabar jam reiktų bent 5 kilogramus numesti iki rungtynių su Žalgiriu, nes jis nėra formų, jisai nepajuda, jisai nespėja, jisai yra didelė bačka. Šiuo metu tiesiog aš labai užjaučiu Vilniečius, nes šiaip Reggio Emilia buvo labai daug Vilniečių atskridę. Man atrodo 130. 130, jo. Palaikymas buvo. Buvo palaikymas ir, žinai, žmonės moka pinigus, keliauja ir toks žaidimas tikrai, wow. Tai nežinau. Tubelis vėl perdegė, kaip ir prieš Neptūną. Man atrodo, jis dar neužsidegė realiai, taip normaliai. Jo, prieš Juventusą ten irgi nebuvo kažkoks įspūdingas jo mačas. Tipo, jau geriau dabar vėl atgal ir... Nežinau, yra problemos, Rytas tiesiog yra nesusižaidęs, nėra įžaidėjų, sakyčiau, vienintelis įžaidėjas yra RG Kaulas, Javonas Greivesas negali būti įžaidėjas, jis yra atakuojantis gynėjas, Normantas irgi yra atakuojančio plano žaidėjas. Grįž Sargiūnas irgi yra atakuojančio plano žaidėjas. Paliukėnas negali būti žaidėjui. Tai aš manau, kad Rytui reikia žaidėjo dar vieno ir tiesiog yra gal padaryta klaidų komplektacijoje ir nežinau. Ir šiaip nusiteikimas atrodė prastas, atrodė Vilniečiai labai išsigandę ir nežinau. Ir kaip Vilniečiams mums tiesiog, aš net nežinau, ko rytoj tikėtis prieš Kauno Žalgirį. Nes aš jau tikėjausi, kad šiandien taip, ne tai, kad užtikrintai, bet, pasiims tą pergalę. Tipo, net nebuvo kažkokios tokios abejonės, ar taip, ar ne. Čia ne tas klubas, prieš kurį tu galėtum realiai pralaimėti, išvykoje žaidėjai, bet,
Ne, tai tiesiog, aš manau, nebekalbam. Čia svarbiausia, būtent pats žaidimas. Tipo, tu gali pralaimėti, gal, bet ne taip. Taip. Nu, žiūrėsim, gal Rytas bent, aš tikiuosi, kad bent jau kažkokią kovą rytoj duos. Aš nieko nesitikiu iš tą mačą, bet tikiuosi kažkokių korekcijų žaidime. Taip, nu tiesiog ateit, kad sužais, nes realiai Žalgiris į vienus vartus sutvarkytų. Tokį rytą Žalgiris sutvarkytų per vieną kėlį. Jeigu žais kaip prieš Barsą, tai ir Lekavičius gali žaisti nesustodamas be pertraukos ir vis tiek laimės. Nu gerai, pakalbėjom apie Eurolygą, buvo labai linksma, čia labai liūdna. Ir todėl... Biški geriau, bet irgi liūdna buvo Vulfs ir Lietkabelis. Irgi pralaimėjimai, bet... Nu, Lietkabelė ten iš viso nunešė 200 taškų. Jo, bet matai... Namuose dar. Jo, bet matai, Lietkabelis 3 kėlinius gerai žaidė. Ir ten 4 visiškai paleido rungtynės. Tai sakyčiau, tiek Vulfsai, tiek Lietkabelis geriau sužaidė, negu Rytas 100%. Nu, žinai, bet pas Lietkabelį dar nebuvo tas oponentas pats stipriausias. Vis tiek, nu, taip Hapoelis, bet čia ne tas Tel Avivo Hapoelis, čia Jeruzalės Hapoelis. Tai ir ant 20 taškų, svarbiausia dar ne tai, kad jiems patiems nekrito, 94 prasileido. Nu, namuose 94, nu, čia gal, nu, nežinau, ar ten bent vienas žaidėjas realiai ten pastatydavo kažkokią gynybą, važal. Nu, tai, nu, jo, Lietkabelis pralaimėjo irgi pirmas 2 rungtynės kaip ir Vulfsai. Labiau apie tą Vulfsų mačą norėčiau pakalbėti, nes visgi žaidė prieš mūsų jau labai daug apkalbėtą Tel Avivo Hapoelį. Ir turėjo šansų išvyko. Ir ką aš norėčiau išskirti, kad Vulfsai man šiaip 2 pralaimėjimai, bet man jie atrodo, kad jie turi labai daug potencialo, nes realiai Hapoelis laimėjo pasiremdamas vien tik tais gale rungtynių Patriko Beverlis stepbekais. Šiaip gerai skamba, jo. Taušia, Patriko Beverlis stepbekai laimė rungtynę. Aš jau pamenu, jiesgi kažką prieš 5 metus sakė, kad Stefanas Karė, čia jo buvo praėję 5 metai, dabar iki 2-4 bus jo metai, tai mes matom, jo stebekus pagėdavo. Nu, šiaip skaudu, kad Vulfsai pralaimėjo, nes... Nu, turėjo šansų, jo, kaip tu sakai. Aš nežinau, davai, pavardink, gal tu žinosi, kaip kas iš Vulfsų sužaidė, ką Inochas padarė. Inochas rytą žaidžia, draugas. Aš šiekauju, patikrinu. Ir ką Andriusas padarė? Andriusas šiaip, nu, jisai neišsiskyrė, nes jis šiaip dabar su trauma žaidė, jisai tam turi kažkokią traumelę kelio. Nežinau, tiesiog tikiuosi, kad kai pasveiks Kulboka, jisai bus labai didelis faktorius. Daugiau tikiuosi iš Kristupo Žemaičio, kuris kol kas blankiai atrodo, ir iš Jogėlos Mato, kuris atvyko iš Ispanijos lygos, šiaip labai jaunas ir perspektyvus žaidėjas. Tai aš manau, tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš matau potencialo tobulėti Vulfsams, ten yra kur tobulėti. Ir reiktų visgi patobulėti, tas pralaimėjimas, kad ir koks bebūtų, yra pralaimėjimas. Tai realiai Žalgiris, sakyčiau, žinai, šitie visi 3 mačai, Rytas, Vulfs, Lietkabelis vyko antradienį, visi 3 klubai pralaimėjo, mes buvom visi labai nuliūdę. Tie ketvirtadienis Žalgiris pasiėmė pergalę ir atrodo taip nubraugė visus tuos. Bent kažkiek savaitę praskėdrėjo. Tai nežinau, realiai pakalbėjom. Krepšinis tiek, jo, nes dabar... ką ten dar užsimėjo? Darom pertraukėlę dabar, ne? Gal iškart prie... Darom toliau, nu ką čia stabdyt, nu. Aš jau Tulikė buvau, nereikia. Nu, žinant tave, tą Tuliką gali eiti 5 kartus per podcastą. Mes geri draugai su jais, bet, nu, aš noriu pailsėti, žinai. Tu dagersi savo padelį ir tada... Jo, tai nuo ko noriu pradėti, aš siūlau, gal toks... Dar galvoju, užsilikęs, nepraėjo labai daug laiko, tai Müncheno Bayern rungtynės su Aston Villa galima aptarti. Jo, aš irgi galvojau siūlyti nuo Čempionų lygos pradėti ir tu pradėjai nuo vienų labiausiai įsiminęs. Aš sakyčiau, jo, čia buvo, aš išskyriau šitą mačą kaip gerai tik vienas įvartis, bet kaip savaitės Čempionų lygos mačą. Jis pats kaip mačas buvo gan blankus, bet turbūt jeigu pasižiūrėti į lentelę mačus ne vienų rungtynių, įsimena jo labiausiai, nes na, kad ir Aston Villa namuose žaidė, vis tiek nesitikėjo, kad jie paims pergalę. Ir tikėjais, kad Barnas atrodys taip blankiai puolime, kaip atrodė. Nes tenais 0 įvarčių, bet ir ten nebuvo tokių ryškių progų. Bet žinai, kaip tu dabar sakai, bet pavyzdžiui, Barnas, aš net sakyčiau, kaip ir kontroliavo tas rungtynės. Nes, pavyzdžiui, tas
paminėjai įvarčius. XG reitingas 1,47, o Aston Villos tik 0,25. Ne, nu žinai, Aston Villa realiai turėjo vieną progą, kai Ir Džonas jie, Duranas po keitimo pakilo ir padarė tą, ką daro šį sezoną. Ir sakyčiau, ten buvo, aš dėl to ir išskyriau, kad tai buvo labai atkaklios rungtynės, atrodė lygios galimybės klubų. Ir tu galbūt tikėjais labiau, kad 1-0 galbūt laimės Bayernas negu Aston Villa. Nu, taip atrodo žinai, iš mačo eigos, kad jeigu dabar bus įvartis, tai Bayernas galbūt labiau. Jie spaudė, taip. Nežinau, sunku kažką yra pakomentuoti. Toks Bayernas, kaip žinai, realiai toks, kokio aš ir tikiuosi daugiau mažiau visą sezoną, nes jie atrodo mušė įvarčius, mes praėjusį ir užpraėjusį podcastą kalbėjom, kad Vomai Bayernas su 10 įvarčių per 2 mačus, su 5 dar viename. Mūšą gražu, visi ten pasižymė, jaunimas puikus, bet o gynyba, o tai nesuveikia puolimas ir kas tada, jie patys prasileido ir viskas. Nu, aišku, tas įvartis vis tiek tikrai, sakykime, toks neįprastas ir sakyčiau... Šiaip pakomentuok, nes aš nemačiau to įvarčio. Tai tiesiog tipinė Neuerio klaida, kai jisai išeina per toli iš vartų. Gerai, jau čia įsivaizduoju, kaip buvo. Ir čia realiai, jo, tas ir kainavo įvartį. Nes, tipo, atsiprašau, kad sakau žodį, tipo, man labai jis patinka. Tipo. Tas tipinis Neuerio išėjimas iš vartų, jisai visada labai dažnai mėgsta išeiti, nežinau, 20 metrų į priekį. Ja, pasitikti kaip gynėjas. Jo, jie tiesiog jį permušė. Ja. Duran. Šiaip visai gražiai ten atrodo, galėsi pasižiūrėti po podcast'o, aš tau parodysiu. Žiūrovai jūs irgi pasižiūrėkite. Aš net nebijau, kad žiūrovai matė. Dabar tave biški, liaudiškai tariant. Nice. Malonu girdėti. Nežinau. Bet kas ką dar Lilis ir Žinai, Bayernas pralaimėjo, bet jiems reikia labai nusiminti, nes yra labai daug didelių klubų, kurie pralaimėjo šią savaitę taipogi. Tai apie Madridą pakalbam, apie Realą. Taip. Ar apie Atletiką, apie Realą. Tenais, kaip čia, Atletika padarė per ne tik vieną galą, tenais iš tiesų. Kas pas mus daro šitą podcast'ą, aš nesuprantu. Ne, taip jeigu atvirai kalbėti, nes, ką Madrido Atletikas darė ten, jie nebuvo rungtynėse, jie tenais atėjo pagulėję, kaip kai kas ir Benfica 4 kartus įmušė įvartį, įskylė irgi visai nemažą. Ir ten galėjo dar daugiau kristės, 10 smūgių vartų ploto, 19 iš principo. Ten Madridas atrodė kaip koks, nežinau, Espaniolis, ar koks, aš nežinau, kaip Kauno Žalgiris tas pats. Futbolė, aišku. Todėl tam baisu buvo žiūrėti kaip Atletiko fanui, o kas su Realu, tai ten irgi visai nefaina buvo, nes Lilis dar silpnesnis nei Aston Villa. Ir ten jeigu prieš Anglus... Turėjo meni Benfica turbūt, ne Aston Villa. Ne, tipo Aston Villa, kad prieš Bayerną laimėjo. Bet jo, ir Benfica, be abejo. Nelygini šitų klubų, kad tai ir prancūzai, bet, patin baudinys, man atrodo, tik krito. Vienas įvartis, Jonathanas Davidas, kas dar pasižymėjo. Bet tai viskas, Lilis neturėjo tų progų, tipo, net ir nebuvo tokių klaidų, kaip pas Bayerno Neuerį. Taip. Bet Realas tiesiog neskūrė nieko, tipo, zero. Gerai, kaip gražiai reiškus dėjai čia savo monologą, tai dabar aš irgi biškai dėsiu statistikos, pradėkime nuo Atletiko. Tai Atletikas pralaimėjo Benficai smūgius į vartų plotą 10-0. Ir šiaip atliko tik 4 smūgius aplamai. Tai apie Atletiką, ar jie buvo rungtynės iš vis? Ne, man atrodo, kad ne. Tipo, aš ten negirdėjau jokių komentarų, ką ten Griezmannas gero padarė, ką ten Alvaresas gero padarė, nes, matosi, kad nieko nepadarė. Bet... Jo, ir aš dažnai su kuo susiečiau, kad galbūt Atletikas ir Atletiko žaidėjai labai buvo išsisėmę po Madrido derbio savaitgalį. Šiaip gerai sakai, nes ten buvo labai daug emocijų. Ten dar jau jie paskutinę minutę įmušė išlyginamai. Taip, 95 minutę. Ir aš sakyčiau, čia su tuo tikrai turėtų būti kažkiek susiję, nes, tikrai, nežinau, per kokiam vaizde pasaulį tu pamatysi, kad Atletikas gali pralaimėti Benficai, visko būna. Tipo, 4-0 pralaimėti? Žinai, ne tai, kad dar tik 4-0, nes ten neatrodo kaip 4-0. Ten galėjo būti daugiau. Ten 7-0, kaip Barça prieš Valladolidą.
Tu užtikrintai. Taip, teisingai sakai. Jo, taigi man kaip Barsas, plema, ne Barsas. Kas Barsas? Atletiko gerbėjai nemalonu buvo pasižiūrėti tą rungtynių rezumė, taip sakant. Tai jeigu jau taip pasakai, galim perduoti linkėjimus Nendui. Jo, Barsa laimėjo 5-0 užtikrintai. Bet vienas mažas klubas laimėjo. Gerai, bet pakaks apie Barsą. Kas ten dar su klubu, iš tų didžiųjų klubų, aš nežinau. Jo, tai žiūrėk, aš dar galvoju, aš dar apie Realą galiu trumpai. Davai, jau užsimink. Apie Lilį. Lilis įmušė per pridėtą laiką tą baudinį, berot pirmam kėlinį. Ja. Ir tada Realas antram kėlinį tiesiog neišnaudojo progų, sakyčiau. Ten jie galėjo tą mačą lengvai, ne tai, kad lygesias išplės, jie galėjo pasimti tą mačą. Ir aš siečiau su tuo, kad Realas šiuo metu turi labai didelių problemų. Gerai, Mbappé nežaidė prieš Atletiką. Tai aš norėjau tą sakyti, gal jei Mbappé būtų žaidęs, būtų kitas rezultatas. Nes šiaip dabar Mbappės įtraukimas į žaidimą yra apgailėtinas realiai. Nu, tai jo, tipo jis nieko nepadaro. Ir šiaip dar siečiau su tuo, kad, nežinau, kad Toni Krosą šiaip yra labai sudėtinga pakeisti šiuo metu. Ne, kol kas nepakeičia tiesiog, nes Modričius, kaip ir panašus žaidėjas, bet jau kiek antram 9, gal net 40, aš nežinau. Aš dabar galvoju, blemba, Realas galėjo kažkaip gal įtikinti Toni Krosą, kad bent dar vienam sezonui pasilikti. Nu, taip kaip jis atrodo praeisį sezoną. Nes jisai tikrai, jis neatrodo, kad paseno, bet, žinai, iš vienos pusės pagarbo žaidėjai, kad atsistatydino pikį ir nenuėjo ten į kokią Saudo Arabiją ar tai Ameriką, nes ir Europos čempionatas jam puikus buvo, pačiai Vokietijai nepuikus, nes pralaimėjo, bet asmeniškai žaidė puikiai, vienas geriausių turnyro saugų buvo. Ir vienas geriausių saugų praėjusių sezonų. Taip, ir jis būtų, sakyčiau, problemos sprendėjas, nes jis galėtų labiau ir tą Mbappé įtraukti, ir Judą Bellinghamą, kuris yra dabar, sakyčiau, labai neformų. Labai neformų. Ir aš dar norėčiau pasakyti, kad čia yra labai senas reikalas. Judas Bellinghamas savo pakilime, sakyčiau, buvo praeito sezono pirmoji pusė, antra pusė pas jį buvo irgi slopi, čempionatas su anglais buvo irgi neįspūdingas. Taip, tenais tik realiai vienas momentas per turnyrą. Taip, tai jau beveik metai, kaip Bellinghamas neformų. O mes vis dar kalbam apie jį kaip apie galimą Ballon d'Or laimėtoją. Bet tai gerai, o tai tas pats Vinicius, ką jis darė? Jis juk, favoritas laimėti Ballon d'Orą, bet kažkodėl... Nežinau, ką Realas darė šiaip prieš Lilį. Šiaip dabar, žinai, aš žmogus, kuris nežiūrėjo nei vienų rungtynių, pavyzdžiui, ketvirtadienį ryte atsikėlė ir pasižiūri visus rezultatus ir jam turėtų būti toks šokas. Gerai, Aston Villa Bayern nugalė. Benfica 4-0 Barça 5-0 laimė. Gerai, nedai, mes baigiam. Nedai, mes tai pasikviesime į podcastą, nebijok. Ir jo buvo ir rezultatų. Tai gerai, apie Madridus jau čia baigiam. Norėjau šokti kitur, tai kur tu norėjai šokti? Pas ką šokam? Gal į Dortmundą? Plėma, tiksliai, kaip aš pamiršau, negalima tokių rungtynių pamiršti. 7-1, dar vienas įspūdingas. 5-1 per pirmą kėlinį, Adejami su hat-tricku. Tenais Kasparas Šmaichelis verkė ir panašu, kad į kėlinės pridarė ne ką mažiau nei aš ką tik. Tai malonu buvo žiūrėti, kaip vokiečiai ten smaginasi, nes tenais įvarčių kupeta užtikrintai žaidė. Ten Celticas neturėjo, bet žinai, buvo 1-1, pavyzdžiui. Buvo ir 0-0. Taip. Bet ten, tuo metu, kai buvo 1-1, dar apylygiai tas mačas klostėsi. Aš sakyčiau, kad kažkaip labai nustebino toks... Ne, gerai, aš nežinau, kad tai įmušė Dortmundas, bet kilintą minutę įmušė antrą įvartį. Reikia pasižiūrėti. Ten tikrai buvo anksti. Neatsimenu, aš sakyčiau, kad... Mano spėjimas 25 minutų. Gerai, atsiprašau, 11 minutų. Tai 10 saldžių minučių čia yra. Viskas gerai. Kai kuriems 10 minučių iškentėti yra visai neblogai. Tai gal Celticui panašiai buvo, bet... Šiaip toks, čia nežinau, ar pagavai, ką aš turėjau omeny. Ne, nepagavai. Kad 10 minučių. Lasint. O prie ko čia Celtica? Tai, jiegi prieš Dortmundą žaidė, ar ne? Ne, taip, tiesiog aš nesupratau, kodėl tu šitą leistinimo temą įdėjai šitą mačą. Nes tu 11 minutę sakai, kad jie... Tu tą turėjai, supratau. Tai dar prieš podcastą man sakai, kad aš ir skrydęs, ne? Ne, šiaip, ką dar norėčiau paminėti, kad toks nebūdingas Dortmundui pergalės stilius ir žaidimo stilius.
Nu, kad atakuojantis jie, futbolas. ne, atakuojantis futbolas jiems gan būdingas, bet kad, nu, ne 7. Ne. Tipo, aš Ne prisimenu, 7. kai jie ten dar šį sezoną Bundeslygai ten po 4 muša ne vieną kartą, bet nu 7 čia jau atrodė, Čia jau buvo įspūdinga. atidarė visus savo aukso turtus ir išliejo save, nu, tarsi jie būtų, kaip Barnas pralaimėjo, galbūt atsikeršė už savus vokiečius, bet, nu, puikiai, atrodė, puikiai, tiesiog, tipo, gražu, žiūrėjau. Gražu, ir aš tau turiu dar vieną klausimą iš šito mačo apie vieną žaidėją, apie Adeyemi, nes jis įmušė 3 įvarčius. Jam yra 22 metai. Kaip tu manai, koks yra šito žaidėjo potencialas? Nu, artimiausioje ateityje, kad jis bus tikrai pakviestas į vokiečių rinktinę, sužaisi ne tik kaip atsarginis žaidėjas, bet ir kaip starto žaidėjas. O taip tai sunku prognozuoti, nežinai, praėjusią sezoną apie jį nebuvo įtin kalbama, bet jis ir nežaidė taip gerai. Dabar ir Bundeslygoje savo įvarčius pelno ir matom Čempionų lygoje daugiau nei užtikrintai pelno 3 įvarčiai. Puikus žaidėjas, iš kurio gal aš nesitikiu kažkokios įtin įspūdingos karjeros, bet sakyčiau, kokią Gnabry lygio tai tikrai yra, gal net biškai geresnis. Gerai, aš tiesiog norėjau tavo nuomonės, žiūrovai irgi dabar iškėlė. Nu ir gerai, apie Čempionų lygą plačiau pakalbėsim. Apie dar vieną mačą. Taip, aš jau norėjau, galvoju, uždarysi prieš tokias rungtynes. Ne, nusiramyk, aš geras vedėjas. Būk savo rogėse, Rafael. Vedėjau, prašom. Tai apie Juventus ir Leipzigą reikia pakalbėti. Taip, čia irgi toks... Tai gerai, kas čia buvo? Žiūrėk, aš dabar galiu apibūdinti, kas nežiūrėjo. Gerai, rezultatas 1-1 ir 59 minutę Juventusas gauna raudoną kortelę. Vartininkas dar. Jo, žaidimas ranka. Yeah. Ir tada tu prasileidi įvartį, kaip ir logiška viskas. Ir tada įmuši 2-10 ir laimi rungtynės. Ir dar kas įmušė, Ronaldo pakeitėjas Portugaliją ir Franciską. Taip. Franciskavo, jo. Ir 85, man atrodo, minutė, ten gan gražus prasiveržimas iš jo buvo, man atrodo, aš nežinau. Taip, bet šiaip įspūdinga, ta prasme, jo, viskas pagal eigą, tu gauni raudoną kortelę, ten po 10 minučių prasileidi. Ne, Juventusas su stuburu šį sezoną. Taip. Ta, ką daro Thiago Motta, labai senai nebuvo pas Juventus, kad tai klubas, kuris kol kas nepralaimėjęs ne vieno mačo šį sezoną, nei Čempionų lygų, nei Serie A. Čianais taip priešingai nei Serie A prasileidžia įvarčius, Čempionų lygai turiuomenį, bet jie ir mušė įvarčius. Na, tas pats Vlahovičius, puikus pasirodymas, Savatas vienuolykiai išrinktas, 2 įvarčiai. Ir panašu, kad Juventusas perima visiško Italijos grando rolę iš Intero. Faktas, kad jie geriausiai kol kas atrodo. Taip. Ir jeigu mes kalbėtume apie ateinančią temą, mūsų Čempionų lygos power rankingsus, matom, kad pasiūlyta. Aš ir pastačiau Juventusą kaip, Gerai, paskui pasakysi, nesakyk dabar. Gerai. Ir jo, dar užsirašiau tavo frazę. Šiandien kalbėjom apie šitą mačą dar trumpai prieš podcastą ir tu paminėjai čempioniškumą. Čempionišką žaidimą. Tai šiaip nepamenu, kad aš paminėjau, bet galbūt. Taip, tu buvai šitą žodį paminėjęs. Taip, Gerai. Jo. Tai sakyčiau, Čia tu tarsi toks atsisveikinai su mano atmintimą. Tiesiog noriu paklausti, ar jie laimės seriją. Tipo, jeigu reiktų prognozuoti, kas laimės, sakyčiau, kad Juventus, bet neužtikrintai dar neskau. Nes jie juk, pastaraisiais sezonais iš principo neįtikino. Ir dabar tu jau, žinai, taip bendrai... Bet ir praeitą sezoną, kad ir tai, ką jie buvo surinkę visai neblogai, išėjo Čempionų lygą, kelintą jie vietą užėmė. 3, 2. 3, man atrodo, nes abu Milano klubai pirmieji du. Jo, tada Juventusas 3 turbūt. Yeah. Tai nežinau, man tai... Ne, žinai, pagrindiniai klaustukai ties sudėtim, nes kaip ir nėra tos įspūdingos sudėties, jie taip turi tų jaunų keletą žaidėjų, tas pats, Ilmazas iš Turkijos krašto puolėjas, puikiai atrodė ir Europos čempionate už Turkijos nacionalinę komandą. Vlahovičius be abejo dar nėra ten veteranas kažkoks ar senas, 5 metai kažkas tokio, bet jo, irgi jaunas žaidėjas puikiai atrodo. Douglasas Luizas, saugas, kuris pasirašytas iš tos pačios Aston Villos, atrodo gan užtikrintai ir svarbiausia gynyba. To, ko reikia italams. Tas ir yra. Nu gerai, mes čia buvom dingę šiaip, bet dar dabar apie tą patį mačą kalbant, norėtųsi pakalbėti ne tik apie Juventusą, bet ir apie Leipzigą. Ir aš
tu žinau, galbūt man paprieštarausi, bet aš manau, kad, tikas apsišyko. Pala, kodėl mes keikiamės? Nes apsišyko. Ir galit... Gerai. Gerai? Ne, gerai. Tipo, jie turėjo laimėti, tenais buvo gan daug klaidų padaryta, gal, aš Sakyčiau, garantuota proga laimėti. Aš nemačiau rungtynių, tai aš nesakysiu taip ar ne garantuotai, bet... Pliama, bet tu pagalvok, ta prasme... Kažkur tai keiksmažodžių, čia tarsi tu Leipzigo fanas kažkoks tapai, taigi Barną mėgsti. Tai bliama nėra keiksmažodis, Rafaelė. Man keiksmažodis. Ta prasme, tavo priešininkas gauna raudoną kortelę, tu lieki 11 prieš 10 žaidį, įmuši įvartį. Šiaip dar namuose. Ir dar namuose. Ir tu sugebi ne tik, kad prasileis kažkokį įvartį ir nepasimti 3 taškų, pasimti 1. Tu dar sugebi pralaimėti mačą ir nieko nepasimti iš to. Ne, žinai, aš gal labiau noriu čia pagirti Juventusą, nei pakritikuoti Leipzigą. Jo, jie turėjo bent su kažkiek taškų išeiti po rungtynių iš savo stadioną, bet, yra kaip ir Annigiau, jiems nepasiskam. Nemanau, kad jie buvo ten tokie jau prasti, kaip kad, pavyzdžiui, Rytas prieš tą Redžio. Apie ką tu čia? Prie ko čia Rytas? Čia palyginimas, kad jie nebuvo tokie prasti kaip Rytas prieš Redžio. Bet tai, matai, Rytas nelabai pirmauja, tiesiog pralaimėjo rungtynės. Bet jie neturėjo šansų. Rytas turėjo šansų laimėti. Ne. Tu nematei mačo. Aš nemačiau. Rytas... Gerai, mes ne apie tą kalbą. Aš noriu pakalbėti iš gerosios pusės apie Leipzigą, nes man patiko Šeško. Tai puikus žaidėjas, kurį žinau patinka ir mūsų mylimam komentatoriui. Rytijui Ką tu šneki? Kas? Kaip Leipzigas prašyko rungtynės ir tu kalbėjai apie juos pozityviai? Ne, apie jų vieną žaidėją pozityviai, 2 įvarčius pelnyti, bet tai ne apie visą klubą, apie Šeško, gerai apie Šeško. Tai aš ir sakau Šeško, maladėt. Respektas, bratuchai. Ką šit per podcast? 2 įvarčius pelnyti visada gerai. Jis ir Bundeslygoje juos muša. Ir kaip minėjau, su Slovenija gerai pasirodo, nes tai per paskutinį rinktinį pertrauką buvo hitrikai į Todėl Šeško puikus, aš nežinau, apie ką mes pasakėm. Gerai, baigiam apie Čempionų lygą, padarom paskutinį dalyką, tai matėm vieną komentarą ir padarysim Čempionų lygos pirmų 8 komandų reitingą, power rankingsus, dabar po 2 turų. Ir nežinau, nori pradėti ar man pradėti? Šiaip gali pradėti, aš tik pasakysiu tiek, kad kol mes bekalbėjom, aš jį pakeičiau biškį. Gerai, aš irgi pakeičiau vieną komandą. Tai pas mane pirmoje vietoje yra Manchester City, taip jie, kaip čia pasakyti, netrodo kaip visiškai geriausia komanda ten, bet pajėgumas be abejo yra aukščiausio lygmens ir manau, kad jie gal ir netvirtai šiuo metu, bet jie užima pirmą vietą. Tai jau žinai, kilintus metus tai kaip aukščiausiai reitinguojamas visų futbolo, kaip čia, analizuotojų klubas. Jie visur kaip favoritai. Ir Premier lygoje, ir Čempionų lygoje. Tada antroje vietoje turiu, galbūt dabar mane keiksi, nors iš tiesų baigiam šiandien per daug keikiamės, reikia labai daug formalumo. Taip, aš turiu Müncheną Bayerną. Ne, čia aš nekeiksiu, aš paklausiu, kur to protas šiek tiek. Jie pralaimėjo Aston Villa iš tas. Bet aš turiu jos antroje vietoje power rankingsuose šiuo metu. Aš būčiau nenustebęs, jei tu, pavyzdžiui, kokį Villą aukščiau už Barną dėtum, bet... Ne. Paliubomu! Ne, aš galiu net garantuoti, kad tarp top 8 tavo sąrašo Villos iš viso nėra. Ne, nėra, taip tu teisus. Kodėl Bayernas antras? Ką jie tokį padarė? Jie tiesiog turi gerą komandą. Gerai, nes pasakysi. Ne, gerai, kas trečias yra? Pas mane Londono Arsenalas šiuo metu trečias yra power rankingsus. Ok. Čia nepasiginčys. 4 vietoje turiu Barceloną. Ok. 5 vietoje Madrido Realą. 5. 6 vietoje turiu Liverpoolį. Ne, o kur mes einam? Tai Madrido Realas, kodėl 5? O kodėl? Tu nori žemiau jas ar aukščiau? Faktas, kad žemiau. Ta prasme. Tai gera komanda, turi daug potencialo. Tai čia ne power ranking.
Tai nesikeikis. Čia ne power rankingsai, kad tu tiesiog pagal sudėtį žiūrėtum ir dėtum savo komandą. Čia yra ir tai. Ir Tai kodėl Realas taip aukštai jie pralaimėjo? Bet jau sudėtis yra antra po Manchesterio City pagal pajėgumą ir aš sudėjau viską taip į vieną ir aš juos matau 5 vietoj, prašau manęs nerėkti ir pakalbėti su manim pagarbiai. 6 vietoj turiu Liverpool. Okay. 7 vietoj turiu Turino Juventusą. Ja. Ir 8 dėjau Dortmundą. Čia geras. Tai gerai, aš daugiau šiandien apie Čempionų lygą nekalbėsiu. Gerai. Leidžiu kalbėti tau. Ja, aš tuoj baigiu paskutinę savo korekcijas, nes biškai galvoju, ką čia pakeis. Tarkim šitas. Kai jau pakalbėjau apie Bayerną ir Vilą, tai aš tada, pradėsiu nuo galo. 8 Neapolis. Manau, žinai kodėl. Tikiuosi, žinai kodėl. Prie ko čia Neapolis? Jie serialą pirmauja puikiai, atrodo, jau kelintą mačą išvės laimė. Tai dėl to aš matau juos kaip antrą geriausią italų komandą, pasakysiu, kas pirma. O tu žinai, kad Neapolis nežaidė Čempionų lygą? Kodėl tu idėjai? Čia norėjai tiesiog Europos kažkokį reitingą sudaryti. Tik žmogus mūsų prašė sudarykit Čempionų lygos reitingą, jisai deda Neapolį. Kas čia per podcastą? Gerai, tada aš pasakysiu tą, ką norėjau pasakyti. Aš buvau dar pasirašęs vieną, dabar 2 ekstra komandos, kurios... Serija A kontekste. Gal Serija A kontekste jie ir yra? Čempionų lygų jie nepralaimėjo kol kas. Gerai, tai tos 2 komandos, kurios mano manimu patenka kaip... Ne Čempionų lygų jie visų. Bendrai, ta prasme, turnyrą. Aš čia kalbu apie savo ekstrą. Gerai, kalbėk. Leiskit man pabazarint, aš nesuprantu. Eintrachto Frankfurtas ir Neapolį. Puikiai atrodančios 2 komandos savo regioniniuose turnyruose. Frankfurtas dar ir Europoje. Neapolį aš nežinau, kur jie ten yra. Aš nesuprantu, negirdi mane? Ne, tai aš bendrai sakau. Nenervuok. Bendrai sakau apie geras komandos, kurios jeigu čia būtų pasaulio futbolo reitingai pagal klubus, būtų top 10. Tai būtų Neapolį ir Frankfurtas. Gerai, o dabar galim prie Čempionų. Gerai, 8 Bayernas. Gerai, aš nesiginčiu. Nekomentuosiu kodėl. 7 Aston Villa, nes laimėjo tai logiškai. Taip, ir viskas, aš neturiu jokių komentarų. Sakyk toliau, sakyk. 6 kaip ir pastoja Liverpoolis, aš šitą prisimenu. 5 6 Liverpoolis. Ja. Kodėl tavo rankas tokios šaltas? Ką tu čia? O kodėl tavo tokios karštas? Nes aš pats karštas. Aš irgi, bet pas mane ne rankos karštas, o aš visas. Gerai, toliau. Mes, man, aš turėsim nutraukti šitą podcastą. Nesugebam jo pabaigti. Gerai, 5 pas mane Dortmundas, nes, ir taip aišku, kodėl. Barsa 4, taip pat pas tave beje. Arsenalas 3 irgi, taip pat Mansidis 2, nes prarado Rodri, tai pozicija žemiau pasislinka. Ką tu čia tiesi rankas? Nieko, viskas. Juventusas pirmas pas mane. Gali klaus, gali neklaus man tas. Taip, tai dabar dar kad pakartojam, matot šitos reitingus prieš savo akis. Tai kol kas taip, gal kažkada po kokio mėnesio vėl padarysim atsinaujinusi reitingą. Tai, jo. Ir dabar baigėsi Čempionų lyga, turim dar porą temelių, nežinau, turbūt visko neaptarinėsim, bet privalom pakalbėti apie Manchester United. Jo, čia jau ne Čempionų lygos, kaip sakė, o Europos lygos klubas, kuris tenais žaidžia, tipo. Tipo žaidžia. Ja. Kaip jiems sekėsi, nežinau. Aš sakyčiau, kad jiems pasisekė. Nes kas jas ištraukė? Harry Maguire'as. Harry Maguire'as, legendinis, jau galima sakyti, legendinis Harry Maguire'as. Čia legendinis mimas ar tipo futbolininkas? Man jis yra jau legendinis futbolininkas. Kažkaip man, nežinau, kažkodėl aš praeitą sezoną atsimenu vieną mačą, kur Harry Maguire'as labai patraukė United ir aš labai džiaugiausi. Nes kaip žinot, aš palaikau United, kad ir kaip man būtų skaudu. Bet šiaip, pagalvok, tu pirmauji 2-0. Yeah. Neišlaikai pranašumo. Jo, United pirmauja 2-0, tu neišlaikai pranašumo, prasileidai 3 golus. Pridėkime dar tą raudoną kortelę, kurią gavo Bruno Fernandes. Ir tada gauni raudoną kortelę. Čia jau po kitą moką. Jo, tada gauni raudoną kortelę ir sugebi išsigelbėti ir įmušti 3 įvartį ir pasimti tašką. Čia panašiai kaip Juventusas, tik dar trūko biškį laiko, kad pelnytų 4 įvartį. Tai... Šiek tiek pozityvų įnešė. Bet vis tiek
Ne, nu tu turi laimėti tokius mačius. Tu turėjai laimėti prieš Twente praeitą savaitę, tu turi laimėti Premier lygoj pagaliau tos mačius, tu nelaimi, tu čia nesugebėti. Ne, žinai, aš čia atleisiu dėl to, nes oponentas visgi ne iš silpnųjų. Porto ne Europos lygos klubas, bet tai Čempionų lygos klubas, kuris taip nepateko, nes, sakykim, nepasisekė. Gerai, čia dar pateisinam, bet privalom pakalbėti apie šitą komandą ir aš nežinau, kada jie pradės laimėti. Jie gal šį sezoną nelaimės. Jau laimėjo, tai gal pakako. Nes su Tottenhamu Premier lygoj, ten tragedija, 3-0. Gerai. Ir dar prieš Tottenhamą, kuris irgi nėra stabilus. Kuris irgi nežaidžia gerai, tenais tokių kaip super žvaigždžių iš viso nėra. Gerai, tenais jau Bruno Fernandesas gavo tą raudoną kortelę, kurią gavo beje 2 mačus paeiliui, čia kažkoks gal rekordas, aš nežinau, bet tada gavo tą raudoną kortelę ir Tottenhamas sumušė tuos 3 įvarčius, Old Trafforde beje žaidė vėlgi namuose United buvo. Tai kaip ir iš dalies pateisinama, jeigu ne Portugalo saugo, tokia kaip čia klaidelė, pasakykime. Todėl, nežinau, mes kalbam apie United vėl, ką tu čia gerą pasakysi. Aš kol nenoriu United kaltinti, nes jie kaip ir nežaidė šią savaitę prieš silpnus klubus ant popieriaus. Aš noriu Bruno Fernandesą sumalti su Miltais. Nes, kaip galima tokio lygio žaidėjai gauti 2 raudonas kortelės, vieną dar pirmo kėlinio nepradžioj vidury, bet, gerokai per anksti mačo eigoje ir tenais tiesiog iš karto raudoną kortelę buvo, ne tai, kad antrą geltoną pasiėmė, kaip kad prieš Porto. Tipo, man atrodo, jo combined sudėjus reitingas abiejų mačų nesiekia 10. O pradėjo su 6. Gerai, tu sumaliai ne tik United, tu sumaliai mane. Aš nenoriu kalbėti apie United daugiau, bet šiaip tau pritariu. Taip trumpai pasakysiu. Dabar aš tau ranką panosiu. Nežinau, kaip ir baiginėjom podcastą, bet dar buvo vienas labai geras dalykas. Tai mačas savaitgalį Bundeslygoje. Ir prašau, leidžiu tau jį pristatyti. Man patinka, kaip tu šiandien atrodai, tai perdodu tau bent jau vieną. Šiaip žinau, aš nusivylęs, kad tik šiandien tau patinka, kaip aš atrodo, bet tarkim, aš tai praleisiu. Hoffenheimas žaidė Bundeslygos eilinę mačą namuose. Atrodė, tai bus eilinės mačas ir eilinė pergalė, kuri, 3-0 pirmavo visgi Hoffenheimas. Žaidė, kaip sakau, namuose. Bet tai Hoffenheimas, tu žinai, kad yra šiaip vienas iš outsiderių šiuo metu Bundeslygos. Po šito pralaimėjimo, tai jam. Ir šiaip tai nėra kažkoks elitinis klubas. Tai nėra elitinis klubas, bet jie Europos lygų. Gerai, bet ne apie tai, apie mačo eigą. Taip, apie mačo eigą. 3 įvarčiai. Vėlgi raudono kortelė, kurių kažkodėl pas mus šią savaitę dažna. Ir 4 įvarčiai. Ir 3 iš jų Janso Steidžio, Dano. Wow. Tipo... Čia, ta prasme, jau kažkas nesuprato arba praklausėt, tu prasileidai 3 įvarčius ir įmuši 4. Taip. Galima kalbėti vėlgi apie sėkmę, nes raudono kortelė, jį visada padeda. Bet vis tiek, žinai, net ir gaunant raudoną kortelę, kad 4 įvarčius. Ir dar išvyko. Ir dar vienas žaidėjas hat-tricką sumušė priešininkų. Tai šitą privalėjom paminėti. Žinai, aš ko tik neprisimenu, kas tai per klubas buvo. Prieš Brėmeną. Tai vėlgi, irgi dar vienas outsideris. Aš nežinau, kur jie lentelė, bet jie pastaraisiais sezonais tikrai... Irgi nespindi. Tai čia buvo tokia Bundeslygos apatinės lentelės. Bet žinai, mes kalbėjom praeitą podcastą apie tai, kad ar Bundeslyga yra geriausia lyga. Iškėlė tokią teoriją. Jo. Tai jeigu tokie mačai vyksta vien lentelės apačioje, tai kažką pasako. Gal verta pagalvoti apie tai. Ir jeigu nežiūrite Bundeslygos, prašau, užmeskite akį. Įsijungite, tikrai taip. Bent jau highlightus, nes, tokių mačų mes jau ne pirmą kartą aptarėm Bundeslygą iš tokios pusės, kad toks mačas, įspūdingas. Žinai, kuo pabaigsim podcastą? Kelmės į Egiptą. Kaip ir liekam toje pačiam Bundeslygai, bet... Liekam Bundeslygai, bet kelmės į Egiptą. Kokių tikslų? Ir aš girdėjau, kad tavo nuomonė, mano slapti šaltiniai teigia, kad tu sakai, kad Mohamedas Salah nėra geriausias Egipto futbolininkas. Aš sakau, jis antras geriausias. O kas yra pirmas geriausias? Toks turbūt daugam negirdėtas ir prisipažinsiu, ir man prieš šį sezoną
Žiūrėk, aš pasakau vardą ir tu pasakai garsiai pavardę. Gerai. Omar. Marmušas. Tik sakiau garsiai. Marmušas. Jo. Omar Marmuš. Jo. Labai trumpai, tai 5 rungtynės jau buvo Bundeslygoje, 4 iš jų Eintrachtas laimėjo, tai Marmušas žaidžia Frankfurto Eintrachte ir jis įmušė per tas 4 rungtynės 6 įvarčius. Ir dar 3 asistus pridėjo. Ir dar 3 asistus. Wow. Tai ten jo reitingas iš vis kažkoks kosminis, 8,4. Čia kaip Messi savo pikiniais laikais. Ir Egiptės, iš ties, atrodo, ne savo vietoj, nes Frankfurtas, čia jau nebe jo aukštumų klubas. Tai, jeigu reiktų kokiam Realui normalus puolėjo, tai prašom pasižiūrėkime, tai Frankfurto puolėjo, kuris ir Bundeslygoje rezultatyviausias, ir apskritai kalbėti apie kol kas šio sezono geriausią žaidėją, tai vienareikšmiškai vienas iš pretendentų. Nes jau Europos lygų irgi puikiai atrodė. Neprisimenu prieš ką žaidė Frankfurtas, bet aš žinau, kad jis laimėjo ir aš žinau, kad Marmušas prie to prisidėjo. Tai šis tas. O Sala, kad ir irgi puikiai atrodo, bet, jis sensta. Marmušas dar jaunas, nepamenu, 5 metai, jeigu taip spėti. Taip. Šypsas, aš Lieko, viskas gerai, tiesiog tokį palyginimą sugalvojau. Kaip tu paminėjai, kad Realas, jeigu ieškos kokio puolėjo, tai jis visada gali užmesti akį į Omarą Marmušą. Yeah. Tai tuo pačiu manau, kad ir vienišos moteris, kurios yra vienišos, jūs galite visada užmesti akį į mūsų kolegą Nedą, kuris yra Barcelonos fanas. Eilinį kartą, šią savaitę mes įsveikinam. Jo, paspaudam ranką. Jis yra vienišas, tai jeigu labai reikės, rašykit komentaruose, jeigu mes galim asmeniškai jums atsiųsti jo numerį. Taip, ir jūs galėsite tiesiog susitart. Nedas, nieko daugiau neatskleisim. O kam jūs, žinot, patys gyvai pamatysite jį ir visas? Taip. Gal šią gražią pabaigą ir... Ties to ir užbaigit, nepamirškit laiko, subscribe, pakomentuokit, pašerinkit, įsijunkit TikToką, Instagramą. Tenais irgi follow padarykit. Jo, TikTok'e kasdien kontentas. Ir ne po vieną kartą į dieną? Net ne po vieną kartą į dieną, taip. Tai ačiū Rafaeliui, ačiū jums, iki kito karto.